Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Dabar pakalbėsime ne itin malone, tačiau sutikite, dėmesio verta tema. Tema, kurią būtina kalbėti – narkotinės medžiagos. Tolimas ar visai šalia esantis reiškinys? Pasižiūrėkime. Tyrimai rodo, kad per pastaruosius 4 metus padaugėjo jaunų žmonių, kurie prisipažino bent kartą yra vartoję narkotinių medžiagų. Ta patvirtino 20% visų apklaustųjų. Kažkodėl tai žmonės vartojantis narkotikus pas mus yra vaizduojami kaip visuomenės kažkokie atmatos, kaip kažkokie išskirtiniai tokie elementai, kuriais mūsų vaikas niekaip negali tapti. Bet kaip rodo iš tikrųjų surinkta informacija, turimi duomenys ir iš tikrųjų kaip yra. Tai narkomanais tampa patys normaliausi žmonės. Drąsiai galima atsakyti, kad visiškai nepriklauso nuo turtinės padėties. Netgi yra tendencija ir yra bloga tendencija tai, jog žmonės, kurie prekiauja narkotikais, narkomafijos, jie kaip tik taiko į šeimas, kurios pasiturinčios, stengiasi vaikus prikalbinti pirmą kartą pabandyti nemokamai. Priežasčių, kodėl žmonės bando narkotikus, yra labai daug. Tai gali būti susijęs su laimės pojūčio trūkumu, su noru neatsilikti nuo kitų, ar tiesiog laužyti įprastas taisyklės. Juk ne dėl apkvaišimo kažkokio super ten išgeriam ten pirmą taurelę arba surūkom pirmą cigaretę dėl to, kad norim greičiau būti suaugę, mums negalima, suaugusiam gali. Mindaugas Karpuška dirba su tais, kurie jau yra priklausomi nuo narkotinių medžiagų. Vyrui tekę dalyvauti įvairiose prevencinėse mokyklų programuose, kur atsakinėdavo į ne pačius maloniausius klausimus. Mat pats Mindaugas irgi buvo patekęs į šią bedugnę, iš kurios išbrido prieš 13 metų. Žmogus, kuris kažkada vartojo kvaišalus, jisai pats tas faktas dar nereiškia, kad jis gali apie tai kalbėti su jaunais žmonėmis ir dėl to jie galvos, kad neverta to daryti. Dėl daugelio labai priežasčių. Dėl to, kad jeigu tai kokia nors bent kiek patrauklesnė asmenybė, tai jie į visumą susiję ir šiandien yra matomas vaizdas visai kitoks, o kad ten man kažkada teko išgyventi kažkokius košmarus, tai jaunas žmogus pasakojame to vargu ar pajaus. Vis dėlto Mindaugas sako, kad geriau apie tokius dalykus kalbėti ne tam, kuris visą tai patyrė, bet tam, kuris niekada nebandė narkotikų ir puikiai susitvarkė savo gyvenimą. Tiksliau, rodyti deramą pavyzdį. Nes kai pasakoju apie tai, kad kažkada dariau, o dabar ne, tai ten aš būdamas jaunas ir norėdamas būti panašus tą žmogų, aš dar suabejočiau, kaip aš pabandyčiau gyventi. Ar nebandyčiau pereiti tokiu pačiu keliu kaip jis. Taigi jis vartojo. Šiandien su juo nieko neatsitiko, jisgi geria. Jisgi ten. Tam tikrai grupiai žmonių be abejo, ta asmeninė patirtis yra labai svarbi, bet sakau, dirbant prevencijoje tai yra labai slidus klausimas. Mindaugas atvirai sako, kad prevencija tai ne tik gąsdinimas baisiomis pasekmėmis, tačiau būtina žinoti, kad rizika bet kurią sunkesnę gyvenimo akimirką vėl išklysti iš doros kelio visą gyvenimą išlieka. Mokslo yra įrodyta, kad tam tikri centrinės nervų sistemos pokyčiai atpažįstant situacijas ir į jas reaguojant, susijusios su konkrečių cheminių medžiagų vartojimu išlieka visam gyvenimui. Tai yra fiziologinės reakcijos. Jeigu žmogus papuola į panašią situaciją, kurioje jam asociacijos, tai smegenys reaguoja tarsi jos gautų, tarsi jos būtų prieš pat gavimą tos cheminės medžiagos. Niekuomet gyvenime nesu bandęs ir nebandysiu, ne dėl to, kad aš, tarkim, kažkaip tai juos žiūriu kitaip negu kiti, aš paprasčiausiai iš baimės, aš žinau, kad jeigu aš nors kartą pabandysiu, gali atsitikti taip, kad aš paskui negalėsiu šitą atsisakyti. Visi pašnekovai vienbalsiai sutinka, kad svarbiausia atsakomybė tenka ne mokyklai, ne valstybei, o tėvams. Juk čia formuojasi ar bent jau turi formuotis vertybės. Pirmas dalykas, kurį privalėtų daryti tėvai, kuo daugiau bendrauti, kuo daugiau laiko praleisti su savo vaiku, bei pastebėti bet kokį pasikeitimą. Tiesa, neretai galima ir apsirikti. Simptomai yra sudėtingiausia, jos galima visus vardinti, bet pats sudėtingiausias yra dalykas tai, kad visi simptomai sutampa su sunkios paauglystės sindromu. Ir visi nuotaikų pasikeitimai, charakterio ir taip toliau. Ir už tai pirmiausia siūlom, kad tėvai
ieškotų kontakto su savo vaikais. Yra dar vienas būdas, kaip tėvai galėtų sukontroliuoti savo vaikus – narkotikų testai. Testas DFOD tai yra unikali galimybė tėvams išspręsti savo problemas ir turėti informaciją apie tai, ar jų vaikai turėjo kontaktų su narkotinėmis medžiagomis. Privalumas šito testo yra tas, kad naudojant šitą testą nėra įtariamas pats vaikas. Tai yra, jeigu mes tai padarom arba namuose, arba mokyklai, arba dar kažkokioj vaiko aplinkoj, tai mes kalbam apie tai, kad tik ta aplinka turėjo kontaktą su narkotiniam medžiagom ir tik tuo atveju, jeigu aišku mes gaunam teigiamą rezultatą. Narkotikų testas daug diskusijų iššaukiantis dalykas. Vieni sako, kad jis šeimoje gali sukelti nepasitikėjimą, kiti tvirtina, kad tai būdas priversti tėvus sunerimti dėl savo atžalos ar jo aplinkos. Jeigu tėvas žino, kad jo vaiko aplinkoje yra psichoaktyvių medžiagų, jis gali priimti sprendimus ir kažkaip reaguoti. Šitas testas gali leisti tėvams sužinoti, ar jų vaiko aplinkoje yra psichoaktyvių medžiagų, netgi vaikų nedalyvaujant. Kaip tai galima padaryti? Tai galima paimti vaiko kompiuteriaus pelytę, klaviatūrą, tai yra tos daiktus, kur labiausiai liečia vaikas ir kur didžiausia tikimybė, kad būtent tos pėdsakos bus rastas. Be abejo, geriausia, kai nereikia abejoti savo šeimos nariais, kai nėra tam pagrindo, kai šeima puikiai pažįsta vienas kitą, būtent todėl, kad tam bendravimui ir laiko praleidimui kartu skiria daug laiko, dėmesio ir pastangų. Šeimos palaikymas, santarvė ir žinojimas, kad bet kurią akimirką galės atsiremti į artimojo petį, ko gero pati geriausia prevencija.